Jeigu kiekvienas vilkas gailėtų kiekvieno kiškio, tai visi vilkai išdvėstų. Ką tu apskritai manai apie tą frazę work-life balance? Jeigu tu nieko daugiau gyvenime neveiki ir nieko daugiau gyvenime neturi, tik tai savo tą darbą, tik tai savo profesinę sritį, tai man atrodo laiko klausimas, kada žiūrėsi į baltą sieną. Mantas Mikočiūnas. Ko gero ryškiausias ir vienas sėkmingiausių nekilnojamo turto brokerių Lietuvoje, šioje srityje dirbantis jau daugiau nei 14 metų. Ar iš tikrųjų tas labai sunkus darbas automatiškai atveda į sėkmę? Tai labai priklauso, kaip tu tą darysi. Turbūt, kad jau mes visi jau tą seniai supratom, kad nebūtinai ir dažniausiai turbūt net neveda į sėkmę, nes... Renginiai, žiniasklaidos portalai, žinių radijo laidos. Sveiki, gerbimi žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Būkite pasveikinti šį antradienį žinių radijo studijos laida apie nekilnojamąjį turtą tarp keturių sienų. Aš NT brokeris Mantas Mikočiūnas. Mantas nuolat dalinasi žiniomis su kitais ir išsako savo atvirą nuomonę įvairiomis temomis. Darbo grafikai, tos valandos, man atrodo, yra tokios labai išsitrynėsios ribos. Bet viskas yra tvarkojama prie kompiuterio. Pasidaryti vakare, bet ten kaip pavyzdys dieną nueiti su draugu papietauti. Ne vienas pokalbis su Mantu padėjo man. Tikiu, šis pokalbis gali padėti ir jums. Prieš prasidedant šitam epizodui noriu paprašyti jūsų vienos nedidelės paslaugos. Paspauskit prenumeruoti mygtuką. Tai padės mūsų kanalui augti ir pasikviesti vis įdomesnių svečių, kurie pasidalins savo istorijomis ir žiniomis su jumis. O dabar keliaujame į epizodą. Mantai, jeigu kažkas prisijungia prie šito pokalbio ir nežino, kas tu esi, papasakok žmogui apie save, kad suprastų, kas per žmogus priešais mane sėdi. Tai turbūt labai didelis klausimas būtų, kokia priešistorė mūsų to susėdimo prie to stalo. Nuo to labai priklausytų, apie ką aš jam pasakočiau, nuo kur pradėčiau. Ar tai labiau yra iš darbinės srities ar iš asmeninės. Jeigu taip reikėtų įvardinti trumpai, tai turbūt žmogus apie nekilnojamąjį turtą įvairiausiam prasmėm. Kiek įdomu jau ten detalizuoti, nežinau, kiekvienam ten būtų. Ir tas, kuris negali be sporto. Ir labiausiai turbūt, kad ką dar reikėtų akcentuoti. Tas, kuris turbūt siekia kažkokio rezultato kiekvienos srityje, nežinau, jeigu tai bendraja prasme apibendrinant. Jo, tai čia yra Mantas Mikočiūnas dabar. Taip. O jeigu pradėtumėm nuo Manto Mikočiūno iš Alytaus, kuris atvažiavo į Vilnių. Prastas, matai, iš manęs alytiškis yra, nes aš iki 7 metų tenai gyvenau, bet turbūt, kad aš pritarčiau daugelio vaikų psichologų knygų autoriams, kad tas charakteris formuojasi vienu sakymu iki 5, kitų iki 2 metų vaikui esant, bet aš taip sakyčiau, turbūt tas charakteris tenai ir susiformavo. Ir sportinis tas genas, gal jau jisai ir buvo paveldėtas kažkiek, bet aš ten pradėjau žaisti futbolą ir tas toks noras laimėti, kovoti, nepasiduoti, siekti rezultato, jisai jau tenai ir atsirado. Ir reikėjo labai nemažai pakovoti už save atvažiavus į Vilnių. Iš tikrųjų, nes aš labai gerai atsimenu, nėra man kažkaip kaip iš tokios labai negatyvios pusės likę, bet tas momentas, bet aš labai gerai atsimenu, kai 2 dalykus, labai visi juokėsi iš mano dzūkiško akcento, visiems labai linksma būdavo, ir kiti klasiokai, kad aš nesuprasčiau, nes aš buvau vienintelis, bent jau iš berniukų klasėje, kuris nesuprasdavo rusiškai. Tai jie specialiai kalbėdavo tarpusavį rusiškai, kad aš nesuprasčiau. Tai buvo tokie iššūkiai ir irgi reikėjo pakovoti už tą vietą pasaulio, bet viskas tvarkoja. Kažkaip radom bendrą kalbą visom prasmėm ir aš išmokau rusų ir jie išmoko su manim bendrauti, viskas tvarkoja.
Tavo vardą pavardę suvedus randu apie krepšinį informacijos. Ten. Kodėl krepšinis baigėsi? Nesibaigia. Nesibaigia, jisai baigėsi gal aikštelėje, bet aš visą laiką ir savo žmonai, ir draugam esu sakęs, kad mano svajonių darbas, kurį aš norėčiau dirbti gyvenime, tai yra krepšinio trenerio darbas. Man atrodo, kad aš tą dirbu tik tai nemokamai savo galvoj beveik kiekvieną dieną, nes aš daug domiuosi, daug informacijos renku, daug stebiu, daug žinau, bet tiesiogiai tai to, kaip pasakyti, neįveiklinu, neįdarbinu turbūt. Tai va, bet manau vieną dieną tai taps realybė. Esi vienas žinomiausių turbūt brokerių, nes labai ilgą laiką esi pakankamai šitoj rinkoje, šitam darbe. Tai vat man būtų įdomu pradžioj, nuo ko viskas prasidėjo. Kaip atkeliavai šitą sritį į nekilnojamą turtą? Esu pasakojęs šitą istoriją iš tikrųjų daug kartų, nes daugam tai yra toks, pagrindinių klausimų, o tai kaip tu čia atsiradai? Kaip nuo ko prasidėjo tavo tas kelias. Tai taip labai trumpai, jeigu, kad nepasakoti neįdomių dalykų žmonėm, aš dirbau viešbutyje, buvo 2009 metai, man buvo 23 tuomet ir aš išėjau iš viešbučio į niekur. Išėjau tiesiog, galvoju, pats savo fainas, tikrai rasiu čia kur čia. Nes viešbutyje tikrai gerai pakankamai sekėsi, buvo tie sakykime, karjeros etapai, kilimo tokio, kur buvau įvertintas skirtingom tom vis aukštėjančiom pareigybėm. Ir aš galvoju, tikrai, čia, jeigu ne vieną, tai kitą, čia greitai aš surasiu, čia man visi to įsiūlys, aš čia viską moku, viską galiu. Jūra iki kelių, žodžiu, o rinkoje pati krize, pats įkarštis. Ir visi mažinosi tada, tiek darbuotojus, tiek atlyginimus. Ir tie pasiūlymai, kuriuos aš vaikščiodamas po darbo pokalbius gaudavau, jie nedžiugino manęs. Nes tuo metu dar buvau ką tik visai įsigijęs nekilnojamą turtą, savo asmeninį butą. Ir įsirengimui dar paėmęs paskolą, žodžiu, biudžetas mėnesio buvo jau į skolą gerokai pažengęs ir ne bet koks tas atlyginimas jau tiko man. Ir man vienas mano komandos draugas ir draugas šiaip gyvenime, jis sako, darykim nekilnojamo turto agentūrą. Sakau, baig tu, Arnai, ką tu, sakau, čia dabar sugalvoji. Nei tu, nei aš. Sakau, ne, sako, mano draugė, bet čia dirba ta draugė, dabartinė jo žmona, vaikų mama, labai faina šeimyna. Ir jisai sako, mano draugė dirba, ten viskas labai paprasta, čia padarysim. Sakau, gal ne dabar. Gal, sakau, aš ieškausi kito darbo. Vaikščiau, dar po tos pokalbius dėl darbo ir jisai po 2-3 savaičių sako, vėl, tai kaip, nepersigalvoji, gal darom. Sakau, žinok, o niekas niekur nepasistumėjau. Sakau, žinok, gal duok man dar 2-3 savaitės, jeigu nieko aš nerasiu, kas man tiktų, tada gal ir pasišnekėsim. Taip ir nutiko. Mes startavom nieko nežinodami, nieko neturėdami ir susirinkom viską, kaip pasakyti, savo užpakalio visas vinis, bet tai buvo gera mokykla. Bet nekilnojamo turto, kaip pats kažkada mes buvom kalbėję, brokerio darbas atrodo visai kitaip, ar ne, tuo momentu iki dabar? Jisai atrodė visai kitaip, jis ir buvo visai kitoks, nes brokerio reputacija kaip specialybė smarkiai pasikeitė per pastaruosius 10-15 metų, tikrai. Bet brokerių kaip ir specialistų, gerų specialistų, tikrai irgi labai smarkiai padaugėjo. Vos keli tai dienai buvo tuos, kuriuos galėtum tikrai pavadinti pagal šių laikų standartus tikrai gerais profesionaliais brokeriais.
Šiai dienai tokių yra tikrai keliasdešimt. Drąsiai galima būtų pririnkti, tikrai gerai dirbančių, tikrai gerų šitos srities specialistų. Tai ir tas darbas toksai buvo, sakykime, reikėjo užsitarnautą pagarbą, reikėjo išsiugdytą reputaciją, pasitikėjimą klientų ir tas kainavo ir laiko. Bet manau, kad čia visai tai rinkai, ta specialybė labai jauna yra ir jai reikia išsikovoti tą statusą, kad žmonių akise tu galėtum bent kažkiek tai stoti tokių specialybių kaip teisininkas, gydytojas ir panašiai lentynos link. Nesakau, kad į tą pačią lentyną, bet bent jau artėti prie tos lentynos. Ne, man šitą specialybę suprantama, nes kartu dirbo mane, bet man įdomus dalykas. Norėčiau perėti prie temos darbo ir poilsio balansas. Mes gaunam skambučių ir 9 val. Vakaro, ir ten įvairiausių ir vėlesnių turbūt yra buvę. Ką tu apskritai manai apie tą frazę work-life balance? Egzistuoja tas dalykas, ar čia... Egzistuoja, žinoma, egzistuoja. Tik tai niekas nepasakė, kad koks tas balansas turi būti ir kurioje vietoje jisai turi būti. Daugeliui atrodo, kad tas balansas tai yra, kad aš 5 valandą uždariau duris ofiso ir važiuoju pas savo šeimą ar sportuoti ir čia jau yra balansas. Jeigu man neskambina arba aš galiu leisti savo nedirbti 7 ar 9 vakarą ar savaitgalį, tai čia jau yra balansas. Tai aš nesutinku. Tu man vakar po 10-17 atrašai e-mailą. Tai va. Tai balansas, man atrodo, yra ne čia. Balansas yra tada, kai tavo darbas nekelia streso. Kai tu neparsineši namo streso iš darbo ir tu nedirbi ir nesprendi problemų galvoj. Tai čia yra balansas. Kai tu nori, tu gali atsiversti ir e-mailą parašyti, tu gali ir skambutį atsiliepti, jeigu turi tam galimybę. Laisvė yra balansas, man atrodo, taip. Nes tu turi turėti galimybę to nedaryti, bet jeigu tu turi noro tą daryti, tai kodėlgi ne? Tiesiog tai neturėtų būti tau stresas, jeigu tu to nepadarysi. Tu visiškai turėtum turėti ramiai eiti miegoti, žinodamas, kad ne šiandien, tai rytoj. Tai čia yra balansas, aš manau. O visa kita yra galvoj. Yra klausimas, ar tau tai kelia stresą ar ne. Ir tie darbo grafikai, tos valandos, man atrodo, yra tokios labai, labai išsitrynusios ribos tarp to. Ir aišku, yra etika, yra sakykime, 9 val. Vakaro, kaip sakai, paskambint kažkam, taip truputėlį kitaip negu 11 val. Dienos. Bet viskas yra tvarkoja, manau, kad sakykime, kažkokį darbinį dalyką prie kompiuterio pasidaryti vakare, bet ten kaip pavyzdys dieną nueiti su draugu papietauti. Va šitą labai sudėtinga žmonėm turėti, nes turbūt mes iš seniau esam labai pratę. Apskritai visur buvo kažkokie laiko normatyvai, kada tu dirbi, kada tu ilsies. Ir kai šiuolaikiniai praktikoje labai daug darbų netgi siūlo tą galimybę galėti dirbti bet kada. Tas pats mūsų darbas, videografo darbas, ar ne, tu gali ten, nežinau, vakare atsisėsti ir pradėti dirbti. Tai tu manai, kad didelės problemos kompiuterį parsinešus namie pasidarbuoti nėra, svarbu, kad tai ne... Tu manai, kad darbo ir poilsio balansas yra tiesiog, kai sugebi derinti visus dalykus, ar ne? Kai tau tai nekelia stresą, kad tu to nepadarysi, arba kad kaip tu tą darysi, ar kad tu grįžti namo ir jeigu tu namie būdamas. Klausimas, kur tu esi mintimis, ne kur tu esi fiziškai. Čia turbūt yra pagrindinis dalykas. O jeigu aš dabar, nežinau, 20 metais ir man 28 netoli tą, bet jeigu, tarkim, 20 metais žiūri ir galvoja, blem, aš dabar dirbsiu kuo daugiau,
kuo daugiau darysiu, ar iš tikrųjų tas labai sunkus darbas automatiškai atveda į sėkmę? Nu, ta prasme. Ne, tai labai priklauso, kaip tu tą darysi. Tai čia turbūt yra, tas kiekis turbūt, kad jau mes visi jau tą seniai supratom, kad nebūtinai ir dažniausiai turbūt net neveda į sėkmę, nes žmonės perdega ir tada kitas problemas tvarkosi. Pradžiai neturi pinigų, paskui neturi sveikatos, paskui neturi draugų, šeimos ar dar kažko. Tai tas jau turbūt, kad čia maža paslaptis, kad prie nieko gero nepriveda. Bet kaip atrasti tą efektyvumo kokybės tą kriterijų, tai čia kiekvienam yra savo, kiekvienos srity turbūt yra skirtingai. Ir svarbiausia turbūt, kad daryti tai, kas patinka ir daryti tiek, kiek tu gali padaryti, kad tu išlaikytum tą tiek kokybę, tiek nestresuoti dėl nepadarytų darbų. Man atrodo, čia tas balansas yra labai svarbus. O kaip sugebėti susitaikyti su tuo, kaip sugebėti suprast proto savo logiškai, kad dabar, nežinau, turi pabūt pas dukrą gimtadienį ir tau... Tu neturi, bet čia ir yra galbūt esminis dalykas. Ką reiškia turi? Nes jeigu tu galvoji, kad tu turi, jau yra blogai. Jau yra blogai. Tai nėra, kad tu turi. Tai nėra kažkoks, nežinau, dalykas, kur tu čia įsipareigojai dabar ir privalai. Tai tu nori tenai būti. Tau tai yra prioritetas. Tau yra smagu tenai būti, dėl to tu ten būni. Nes jeigu tu esi tenai dėl to, kad turi būti, tai negerai. Negerai nei dukrai, nei tau. Ir man atrodo, čia ir aš čia manau, kad čia labai lengva šnekėti iš šalies apie tai ir sakyti, kad čia, tai čia labai čia atsirado, jau čia gudruolis, jau čia pasakoja, kaip čia jau lengva, tai niekam nėra lengva. Nes natūralu, kad jeigu tu esi geras savo srities specialistas, visą laiką atsiras norinčių, kad tu jiem padėtum. Jeigu dar tu nesi tas, kuris, sakykime, moki ir gerai esi išvystęs būdą, kaip pasakyti tinkamai ne, tai kartais tikrai nebūtinai norėdamas prisiemi per daug darbo, per daug atsakomybių. Ir kadangi jeigu atsakingas žmogus, tu negali nepadaryti. Tau atrodo, kad reikia, nes tu prisižadėjai. Ir tada atsiranda tas reikia, tada tas atsiranda stresas, kas bus, jeigu aš nepadarysiu. O dar atsiveja iš dienos kažkokie tai iš įvykių, kažkokie tai procesai, kuriuose galbūt ne viskas buvo taip, kaip turėjo būti, arba kaip buvo planuota, arba gal pačiam atrodo, kad o ką pagalvojo, o kaip ten iš tikrųjų įvyko ir panašiai. Ir tas nerimas jisai užverda ir tos mintys generuoja kitas mintis ir stresas kyla ir dėl to norisi daryti, kad kuo daugiau, kad kuo mažiau to būtų streso, nes atrodo, kad nieko nespėjai, viskas čia sugrius, jau jau čia, jeigu rytojus ateis. Kaip tau pačiam reikia tvarkyti su stresu, kaip pavyzdys, jeigu skraido čia pas mus kažkas, ne? Čia kaip sakė podcast'e. Čia tas trečias, kur klausė, jeigu atsisėstų prie stalo ir po to. Ja. Kaip tvarkyti, kaip tu pats susitvarkai su stresu, kai klientai su juo ateina? Nes įsivaizduoju, kad kažkam galbūt naujas procesas, kažkas stresuoja, man tai greičiau čia reikia. Iš praktikos jau tas yra, o kaip anksčiau tvarkiais tada, jeigu praktikos tos dar nebuvo? Tai turbūt bandai kiekvieną žmogų išjausti, atsistoti į jo batus ir pajausti, ką jisai tuo metu išgyvena, kas jam yra galbūt aktualu ir rasti tą būdą, kaip pasakyti jam, kad viskas bus gerai. Viskas bus tvarkoj. Darbas nuramint. Taip.
Nes pats su tuo susiduri ir pats tą matai, kad brokerio darbas labai dažnai yra per brūkšnelį psichologo darbas. Tai yra labai daug žmonių emocijų ir natūralu, tos emocijos jos kyla dėl to, kad tai yra vienas didžiausių, o dažniausiai ir didžiausias jo turtas gyvenime. Tai mums kiekvienam tai būtų svarbu ir tos emocijos jos natūraliai lietųsi turbūt ir nedaug dievė kažkas atsitinka ne pagal planą, tai natūraliai ir tos emocijos jos paaštrėja, jų padaugėja, jos nebe tokios gražios pasidaro. Tai tą reikia suprasti kaip natūralų procesą ir tą supratus, pasitelkus kompetenciją savo, suvaldyti tą taip, kad viskas ir būtų gerai. Čia ir yra mūsų darbas. O kaip ir, didelis darbų kiekis, visur nori spėti. Aišku, teoriškai labai nesunku pasakyti, žinai, atsiribok nuo to, geriausias ten laiko optimizavimas yra sugebėti pasakyti daugeliu dalykų ne ir panašiai, bet dažnai pastebiu su sveikata. Vat kad žmonės užsidirbi savo kažkokius tai darbus, net kai kurie nuo 9 iki 5, kur dirba, Lietuvoje nuo 8 iki 5. Jie pamiršta savo sveikatą ir jie bėga, daro tos dalykus, vakare jau nebeturi laiko. Mūsų darbe aš kaip ir iš savo praktikos žinau, bet kaip tu pačioj pradžiai tvarkiais, nebuvo problemų, nebuvo, kad pamirždavai, kad tau reikia ir pasportuoti per tą dieną fiziškai, ne vien ten visą dieną e-mailus atrašinėti. Ne, pasportuoti tai kažkaip aš niekada nepamirštu, nes man kažkaip organizmas jau reikalauja turbūt ir dažniausiai aš jau ir būnu susiplanavęs. Ir sportas, nebūtinai sportas, yra tų žmonių, kuriem ir nepatinka sportas ir aš pilnai jos suprantu, kad gali būti kitų pomėgių, bet aš sakyčiau, kitos veiklos ir kiti pomėgiai, tai ir yra raktas į tai. Nes jeigu tu nieko daugiau gyvenime neveiki, tik tai ir nieko daugiau gyvenime neturi, tik tai savo tą darbą, tik tai savo profesinę sritį, tai man atrodo laiko klausimas, kada žiūrėsi į baltą sieną. Nes kūrė žmogų kaip asmenybę, ne profesiją. Žmogus atėjęs į profesiją atsineša savo tą backgroundą iš šeimos, iš aplinkos, iš ten, kur kažko išmoko, bet ir tada realizuoja jau darbe visą tai, bet ne priešingai. Ne darbą mes turim neštis į laisvalaikį, į šeimą ir taip toliau, o emociją iš laisvalaikio, iš šeimos, iš savo užsiėmimų pomėgių ir taip toliau turim atsinešti į darbą. Tai ir rezultatas bus kitoks ir kai aš einu žaisti tenisą, aš mažiausiai galvoju apie darbą. Ir taip, tai natūraliai tiesiog padeda tas mintis kažkur kitur. Kartais net baisu pasidaro, kad toks kaip ir gaunasi toks, gal ir pamiršai kažką, tai kaip čia tau dabar taip nerūpi, toks pats save lyg ir pagauni, toksai atrodo jo. Bet supranti, kad rūpi tik tai ne dabar, nes dabar tau visai kas kitka rūpi ir taip smegenys pailsi. Nes virti tos smegenys toj pačioj temoje apie tą patį, visi mes puikiai žinom tą sukimą tos pačios minties aplink tą patį ir grįžti į tą patį tašką. Ir tai kaip psichologai sako, kad reikia pasidaryti išvadas, tai jie sako apie vieną kartą. Pagalvojai apie tą dalyką ir uždarei tą klausimą. Bet dažniausiai praktikoje taip nevyksta. Mes galvojam, nuolatos, sukam. Ir tai nėra gerai. Kiekvienas tas ratas, jisai generuoja didesnį stresą, generuoja didesnį nepasitikėjimą bet nieko gero nesukuria. Tai dėl to reikia, manau, kad diversifikuoti savo smegenų veiklą. Jo, bet čia yra dalykas, kurio kartais nesupranta ir aš pats per praktiką realiai tą atradau, net skaitydavau, galėdavau skaityti kiek noriu, žinai, nerasdavau. Ir vienas verslininkas, kartu kaip ir aš sportuodavom rytais kažkaip, po to aš persinešiau sportą, man atrodo, iš tavo idėjos, kad
Kada mažiausiai mane trukdo mano darbe, žiūrėdavau, kad mane mažiausiai trukdo, tarkim, nuo 12 iki ten 2 valandos daugiau mažiau visi pietauja kažkur savais reikalais ir aš pradėjau sportuoti per pietus ir aš pajaučiau, kad man tai padeda persikraut iš naujo ir tada turėti dar vieną energijos bangą antrai dienos pusiai. Pabandė tą patį mano draugas, irgi lygiai tas pats pas jį buvo. Ir vieną istoriją, o dabar kaip apie sporto klubą, apie tenisą prakalbam atsiminiau, buvo sportavau per pietus ir mačiau senuką. Po to Rūbinį užkalbinau, 83 metai žmogui, 70 kažkelintais ar 50 kažkelintais jisai ten pradėjo sportuoti, kultūrizmą, vienas iš pradininkų ir aš paklausiu, sakau, aš nesugebu metus nuolatos galėt eit. Sakau, kaip jūs, nesunku, nepavargstat ir taip toliau. Tai jisai realiai pasakė 2 dalykus. Pirmas dalykas, tai ką jisai paminėjo, buvo, kad sportas padeda tiek kūnui, tiek sielai, protui jaustis geriau likusią dieną. Antras jo dalykas man labiausiai įstrigo. Sako, jeigu žmogus dirba ir tik užsisuka ties darbu ir tik ties darbu, ir pamiršta savo tą kūną ir nepasportuoja ir panašiai, tai sako, manau, labai bus sunku nugyventi savo tą gyvenimą. Va tokie žodžiai buvo iš 83 metų žmogaus, kuris jau tikrai iš praktikos turbūt, išbandęs ir supratęs. Vienas įdomus dalykas tarp verslininkų, kad pasiskirsto į 2 pusės, iš esmės. Ir tu gal man buvai toks, kai mes susipažinom, labai didelis pavyzdys ties vertybiniu to pagrindu man labai patiko. Kaip manai, kodėl vieni stato verslą sąžiningai, o kiti stato savais būdais, tą tamsesnę pusę, kur nebijo apgaut gal kartais. Ir čia turbūt viena opiausių ir ryškiausių problemų yra autoservisai. Yra labai puikus pavyzdys, šiaip juokingai, bet nuvažiuoji pas vieną su ta pačia problema, sumoki 200 eurų, pas kitą sumoki ten 500 ar 7, čia tikrai ne apie visus servisus sakau, bet ir kalbėjau su keliais verslininkais, kad yra va taip. Ir lygiai tas pats, manau, bet kuriam verslė yra. Geras ir blogas turbūt. Tai įdomu tavo nuomonė, kodėl? Čia gal ne tai, kad geras ar blogas, čia toks vertybinis turbūt dalykas, kur esant reikalui ar apsuks ar neapsuks, esant galimybėje ar apsuks ar neapsuks. Vat jeigu ten mačiau su tais pačiais servisais, tai čia dabar turbūt jau jų gerokai mažiau, bet tų dabar jau ten gal net ir tapusių anekdotinių situacijų, bet kadaise aš manau, kad tai visai ne anekdotinės situacijos būdavo, jeigu ten moteris atvažiuoja į servisą. Tai jau ten trina visi rankom, kad jau tada pradės jau čia pasakot, nes neva tai nieko neišmano apie mašiną žmogus, tai jau jį galima ten durstyti kaip nori. Tai, bet turbūt, kad kiekvienoje srityje yra tokių specialistų ir čia toksai moralinis kompasas, vertybinis toks pradas, kur vis dėlto mes dar nemažai labai turim to sovietmečio palikimo. Ir netgi ir tas išsireiškimas, nežinau, lietuviškai kaip jisai, nesisuks, negyvensi, man atrodo, ne? Yra, tai pas daug ką jisai yra toksai tiesiog su motinos pienu atėjęs ir jiem atrodo, kad tai yra natūralus procesas. Tai manau, kad labiau vakarietiški būtumėm ir kadangi ir keliaujam į tą pusę, tai ir tas vertybinis kompasas, jisai, tas moralinė ataskaita prieš save, jinai tampa vis didesnė. Bet tai ne faktas, kad vakaruose tai jau ten visi jau kaip angelai ir jau visi tenai. Kodėl taip yra? Aš nežinau, aš galvoju, kad žmonės turbūt, aš čia filosofuoju, man taip atrodo, bet kad žmonės skirsto save ir veikia pasaulyje pagal 2 dėsnius. Vieni galvoja, kad pasaulis tai yra Žemės rutulys, tai yra planeta, kuriame mes kaip žmonės esam tiesiog vieni iš gyvūnų, kurie turim išgyventi. Ir yra ir išgyvenimo sąlygos kažkokios tai, pagal kurias mes ir turim išgyventi. Ir jeigu kiekvienas vilkas gailėtų kiekvieno kiškio, tai visi vilkai išdvėstų. Tai man atrodo filosofija, logika yra tokia. Tiesiog jeigu taip jau gavosi, kad aš turiu tokią galimybę, tai reikia ją pasinaudoti, nes tokie jau gamtos dėsniai.
kita dalis žmonių, kuriai aš save priskirčiau gal labiau, galvoju, kad mes ne veltui ir esam žmonės. Ir mūsų supratimas gal ne veltui yra truputėlį kitoks ir mes ne dėl kiekvieno pykčio vienas kito marmūzės nedaužom kumščiais ir neinam daužyti langų ar atiminėti daiktų vien dėl to, kad mums taip pasirodė, kad taip reikia. Tuom mes ir skiriamės turbūt iš kitų gyvūnų rūšių. Ir daug blogų savybių turi žmonės, lyginant su kitais gyvūnais. Bet manau, kad šitą vertybinę poziciją turi ne instinktais vedama. Ir čia ir yra galbūt toks, sakykime, pažangesnio žmogaus variantas, pavadinkim taip, jeigu jisai gali gyvenimą susidėlioti, o gali, ir yra milijonai pavyzdžių, kaip viskas puikiai pavyksta, nenukrypstant nuo to vertybinio kompaso. Tai aš manau, kad tas laikymasis vertybių, vėlgi, jisai sukuria tokį atgalinį ryšį ir iš aplinkos. Man atrodo, man sunku būtų gyventi pagal tą tokį principą, kad nesisuksi, negyvensi, nes man atrodo, kad visą laiką tada turi žiūrėti per petį. Nes kodėl kitas neturėtų tavęs apgauti, jeigu tu pats esi pasiruošęs apgauti kažką. Tai man atrodo, kad jeigu tu tokiom vertybėm vedinas gyveni, tai ir tavo aplinka turbūt, kad yra kažkom panašesnė. Nes taip jau gaunasi gyvenime, kad mes traukiam panašius ir mums patinkagi tokie kaip ir mes. Bet kartais, manau, gyvenimas pastato žmonės į tam tikras situacijas, kai tu turi, pasirinkti. Ir tai nežinau, tavo situacija, kur kažkada buvai pasakojęs dėl pinigų. Jeigu tu turi ten vieną sumą pinigų savo kišenį ir tau kažką siūlo paimti, arba kitą sumą labai sunku pasirinkti. Gal nori pasidalinti? Jo, tai čia ta istorija, jinai pakankamai senoka yra, bet buvo taip, kad vieno namo pirkėjas atvykęs, namas buvo brangus, prestižinio segmento, beveik 2 milijonai eurų ir atvykę klientai sako, mes siūlom tokią ir tokią kainą. Dabar konkrečių skaičių neįvardinsiu, nenorėdamas sumeluoti, bet tai buvo apie 150 000 mažiau negu prašoma kaina. Ir mes atsakėm, kad ne. Ir po poros dienų vyko to paties namo kita apžiūra ir atsirado klientai, kuriem irgi patiko. Ir mes su jais jau pradėjom šnekėtis ir su jais pradėjom šnekėtis apie 50 000 eurų nuolaidą. Ir jau kaip ir žodiškai randam bendrą kalbą, jau einam ir sako, ir skambina man tie pirmieji. Ir sako, tai kaip dėl mūsų pasiūlymą. Sakau, žinokit, taip ir taip. Sakau, mes turim kitus interesantus, su jais dabar derinam. Tai tu čia nepasakok, man pasakau, visi čia jūs tai vienodai šnekat, aš čia ne vakar gimiau, čia ant tokių tavo triukų nepasimausiu ir taip toliau. Sakau, galit tikėti, galit ne, bet iš tikrųjų taip yra ir sakau, šiai dienai jūsų pasiūlymas netinka. Ir ilgą laiką tas klientas, jisai netikėjo turbūt, kad iš tikrųjų yra tie kiti klientai. Ir aš nusprendžiau, galvoju, kad reikia paskambinti jam, kai jau su tais antraisiais mes pasirašėm sutartį, paėmėm avansą ir galvoju, reikia pranešti, kad taip jau įvyko, kad vis dėlto ir yra tie klientai ir jau yra pasirašyta, kad galbūt žmogus dar vis tikisi. Ir jisai išklausė, man atrodo, tada ir suprato turbūt, kad čia nebuvo blefas. Ir jisai sako, ar galim susitikti? Sakau, kokiu tikslu? Sakom, aš turiu pasiūlymą. Sakau, kad, susitinkam labai trumpam viskas. Sakau, gerai, susitikim. Ir kažkaip aš
labai nenorėjau to susitikimo, galvoju, nesmagus tas susitikimas, nes turbūt, kad siūlys vis tiek kažkokią, tai galbūt jau ir net didesnę kainą, ar ten tokią pačią ir sakys, parduokit man, kažką bandys sukti, galvoju. Atvažiuoju aš į kavinę, sėdim prie stalo, jisai su žmona ir sako, tai mes siūlom pilną kainą. Ne, jis sakė, mes siūlom tokią pačią kainą kaip ir tie kiti klientai. Ir čia, vat, sako, tau magaryčių. Ir tai aš tada visą tą litaniją, kad tai yra neetiška, sako, tu pažiūrėk. Pažiūrėk, kas viduje. Jo. Sakau, aš, sakau, kažkaip, net nesvarstytinas toks variantas, nes, sakau, čia yra, ne apie tai, sakau, aš tikrai ne. Ir jisai taip, paklauso manęs, ne, sako, atidaryk. Galvoju, kas jau ten tokio dabar sme viduj, kad čia jau taip nustebė. Ir aš taip praveriu tą vokelį ir daug ten tų kupiūrų, jos stambios. Ir jis taip sako, čia 80. Ir negaliu sakyti, kad neperėjo ta vertybių sistema ir taip kad taip lengva ranka ir sakai, oi, ne, vaikas. Jokiais būdais, ne. Tai taip tikrai, nebuvo ir tas buvo viduj tas toksai galvoju, o ką čia reikėtų, šiaip tai sugalvočiau, ką čia pasakyti savininkui, paaiškinčiau pardavėjui, kodėl tie pirmieji neperka, tiem pirmiesiam paaiškinčiau, kad čia gal buvo biškai paskubėta, čia sugalvočiau, taip iš karto, taip, žinai, viskas susidėlioja į vietas ir galvoju, raščiau išėjimą iš tos situacijos, kad kažkokiu būdu visą tai sudėlioti, apsukti, kad bet paskui toksai atėjo jausmas, bet o kaip reikės gyventi paskui? Kaip aš pats savo į veidrodį pasižiūrėsiu, savo į akis. Nenoriu čia kažkokio labai ten iš savęs daryti didelio skaistuolio ir panašiai, bet labiausiai tas rezonavo, kad pinigai tai kažkada baigsis tie, ar ten kažką nusipirksi už juos, bet jausmas tas tikrai niekur nedings. Ir tikėtina, kad su laiku netgi ir stiprės. Ir nes labiausiai jisai nemalonus bus, dėl ko aš su šypsena apie tai kalbu, nes dabar tas jausmas vis gerėja. Tada jisai vis blogėtų dėl to, kad tu suprastum, kad tu nebegali pakeisti tos situacijos ir galbūt kažkur vis bandytum atlošti ir atkompensuoti kažkaip visą tai. Ir aš taip atsipučiau, sakau, žinokit, ačiū, bet dar pasišnekėjom, paprašė manęs dar pagalvoti apie tai, bet dar vienas buvo, dar irgi tikrai viena iš priežasčių, buvo, kad aš galvojau, kad galbūt yra kažkokiu būdu kažkas seka, filmuoja, kažką įrašinėja, kažkokia jo, galbūt yra toks, kur čia paimsiu ir čia tuoj išeisiu už kampo ir antrankius uždės. Per didelė suma pinigų, gal per lengvai netgi atrodo kažkas. Galbūt, bet tai nebuvo pagrindinis. Pagrindinis buvo galbūt tas kitas toksai momentas, kad jo, sunku bus užmėgti paskui. Ir taip sunku, tai būtų dar. Kaip manai, tokia situacija, čia ta situacija parodo, kad ir aš turbūt susipažinęs tavim pajaučiau tą vertybinį pagrindą ir iš to bendravimo, bet ar kiti žmonės tą mato ir jeigu mato, kaip galvoju, per kur pasireiškia šitie dalykai, nes kažkodėl vis tiek jaučiasi. Sunku man pasakyti kaip, bet tikrai būna žmonių, kuriais žiūri ir taip abejoja pasitikint. Ir po to tai dažniausiai net nenuvilia. Kažkas nusprendžia apgauti ant 80 000, kažkas draugą gali apgauti ant 500 eurų
ir toliau savo ramiai gyventi ir mergot galbūt, ir toliau tu miegi galbūt ramiai, bet išsiskirsto keliai ir kiek galbūt daug gražių istorijų būtų iš to gimę, gražių dalykų. Bet įdomu, kaip manai žmonės pastebi tą, jaučia kažkaip iš... Aš manau, per kurias vietas, nepasakysiu turbūt, nėra tokių galbūt vardiklių, bet aš taip galvoju, vėl vesčiau prie to, kad tokie žmonės turi savo kažkokį elgsenos tipažą, kūno kalbą, tą patį akių kontaktą, kalbėjimo manierą, susitarimų formą kažkokią, tai konkretumą ar dar kažką ir visas, tai yra viso to sumuštinio rezultatas, man taip atrodo. Nėra, kad atkreipdėmėsi į tą ir dabar gali pasakyti, čia tokio tipažo žmogus ar vis dėlto sugedusiam vertybėm. Gal atvirumas kažkiek, aš galvoju, žaidžia, nes dažnai sąžiningi žmonės, jie kad ir, bloga situacija kartais deda kortas ant stalo ir sako, plemba, žiūrėk, nežinau, ta pati skola būtų pas kažką. Sakytų, neturiu pinigų, žiūrėk, išsidėstum kažkaip dideliam laikotarpį, ten pabandysiu, o kitas tiesiog nebekels tau ragelio. Taip, bet čia nebūtinai yra tikrai, aš pažįstu tikrai ne vieną žmogų, kurie yra tikrai sąžiningi. Ir kaip sako liaudiškai, ne iš blogos valios, ne iš blogos dūšios jisai. Ir jis tikrai ne iš blogos dūšios. Jis nenorėjo, tiesiog kažkurioje vietoje jam nesigavo, per daug prisižadėjo, prisimelavo, prisipasakojo dalykų, kurių negalės padaryti ir taip toliau. Ir jis dabar yra tokioje situacijoje, kad jisai yra prisižadėjęs, nepadaręs, bet jis tikrai nieko nenorėjo apgauti. Aš žinau, kad jisai kaip žmogus tikrai ne tų piktų kėslų vedinas tą darė, o yra priešingai. Tai dėl to aš sakyčiau, kad tas, apie ką tu kalbėjai, atvirumas, jisai yra viena iš dedamųjų, bet nebūtinai visiems, nes kai kurie taip ir neperžengia to kad tempia iki galo, kol jau visai blogai, kai jau nebegalima nuslėpti, kad blogai, tada jau žinok, tai nebus, negerai čia. Tai, bet tu paskui, kai atsuki ir sakai, tai kodėl tu nepasakėjai anksčiau, taigi galima. Kažkaip, vienas, tarp kitko, brokeris, aš atsimenu, sako, aš nemėgstu pranešinėt blogų naujienų. Dėl to nepranešu nieko. Tai sako, dėl to nekeliu ragelio. Okay. Nes reikės pasakyti klientam kažkokią blogą naujieną. Bet juokas juokais, bet iš tikrųjų galbūt yra taip. Ir čia, kaip pasakyti, tą galima išgyvendinti. Ir čia nieks nemėgsta pranešinėt blogų naujienų. Net ir telefonas sunkesnis tuo momentu atrodo, kai reikia kažką, bet, turi tiesiog. Bet aš to nepriveščiau prie liaudiškai tariant žulikavimą. Aš nepriveščiau prie to, kad jisai sąmoningai norėjo kažką apgauti. Jis tiesiog jo toks yra tipažas. Jis prisižadėjo per daug. Jisai norėjo būti fainas, malonus, patikti norėjo galbūt, bet jis visai nenorėjo apgauti. O yra tokių, kurie sąmoningai apgaudinėja, nes galvoja, kad nesisuksi negyventi. Jo, dėl viena tema, kuri galvoju ir man yra dabar tiniu momentu įdomi ir tikrai bus įdomi bet kuriam sodininkui, videografui, brokeriui, automechanikui, bet kam. Brokeris iš savęs yra amatas. Kad ir kaip bežiūrėtum, visur tavęs reikia, visur tu turi būti. Pats lipdai tą puodą ir pats pardavinėjai. Pats kuri ir pats paduodi ir pats žiūri visus procesus. Žinau, kad tu ir investuoji įmonės ir esi akcininkas įmonių ir dabar net keli savo kvalifikaciją norėdamas ten labiau įsigilinti dalykus ir mokai šitų sričių. Kaip manai, ar įmanoma, tokį, nežinau, videografo, brokerio specialybę paverst verslu? Įmanoma, tik tai klausimas, kokio nori rezultato. Su vienu labai fainu žmogum šią savaitę kaip tik kalbėjom, buvom susitikę ir jisai išvystė tokį kvartalą nuo savo namų. Ir sako, aš buvau, susitikęs prieš jį vystydama su keliom nekilnojamo turto agentūrom.
Ir sako, man visi sakė, kad, nu, čia nesąmonė yra tavo ta mintis, idėja turi būti, jeigu tu nori daryti tikrai tą aukštesnio, sakykime, negu vidutinio lygio tą nekilnojamą turtą, tai turi būti dideli sklypai, dideli atstumai, turi būti daug laisvės, daug privatumo. O čia, sako, tavo tie nameliai vienas prie kito ir taip toliau, nu ir sako, aš viską priešingai padariau. Ir sako, aš tokį community, sako, tokį vat, visi ir sako, netgi kaip tik turėjau galimybę rinktis tuos kaimynus, nusistačiau jiems, sako, tokį profilį, kad jie vat, būtų būtent vat, šeimos iš Vilniaus su 2 vaikais, vat, sako, ir taip ir gavosi, visi vat, tokie, sako, ir vat, kai kuriem reikėjo pasakyti, ne. Ir mes kalbėjom apie ten, jeigu reikėtų vat, panašius kvartalus, ar didesnius, ar daugiau jų daryti, kaip visą tai atrodytų. Ir dėl ko vat, šitą pavyzdį paėmiau, dėl to, kad jisai pats pardavė, jis pats statė, pats pardavinėjo. Sakau, tu pardavė ne nekilnojamą turtą, tu pardavė narystę, tu pardavė socialinius ryšius. Lygiai taip pat ir su kiekviena specialybė. Mes galim visą tai, dabar madingas tas žodis, nežinau kaip lietuviškai, angliškai scalint, jeigu tu nori savo veiklą, sakykime, padidinti, sakykime, užauginti tą verslą, tai daug galima automatizuoti procesų, daug galima deleguoti veiklų, daug galima, sakykime, turėti rankų, asistentų ir panašiai, bet tai jau nebebūsi tu. Tai va čia vėlgi toks pagrindinis klausimas yra, kiek tą nori padaryti ir suasmeninti, ir kiek tu nori būti butikas ir kiek tu nori būti Maxima. Jo, čia man 2 dabar dalykai iš karto atsimena 2 žmonių pasakymas. Vienas tai Elono Musko, visi puikiai žinom, labai kontroversiška asmenybė. Jisai sakė, mašiną sukurt paprasta yra. Labai. Sako, padaryti gamyklą, kuri gamina mašinas, čia yra sunku. Ir aš manau, kad pas mus, tai ypač brokerystėje, videografų, toj pačioj labai sudėtinga, nes tu dažnai tokios specialybės gal net ir priverstos likti freelanceriais didžioji dalis, nes kiekvienas siekia ten kažkokių tai didesnių pinigų, nenori dirbti komandoj, nori viską pasimti pats, daugiau laisvės turėti ir nueina to. Aš galvoju priešingai. Aš galvoju, kad tai yra tos specialybės vertė didžiausia yra tai, kad žmogus kreipiasi į Lauryną, kreipiasi į Petrą, į Marytę, o ne dažniausiai į kompaniją. Bent jau taip įprastai būna. Ir kai žmogus kreipiasi į Lauryną, tai jis ir nori, kad Laurynas dirbtų tą darbą. Nes jeigu Laurynas sakys, kad ačiū, labai faina, kad kreipėsi, bet darbą padarys ne Laurynas, klausimas, kiek tam žmogui tas tenkins. Dėl to, man atrodo, ir tas pririša, nes taip atsiranda ir priežastis, dėl ko kreipiasi, ir pasiekmė, dėl ko tada brokeris tą darbą dirba, nes jį kreipiasi būtent dėl to, kad jisai jį ir dirbtų. Jo, čia įdomi yra verslininkų tie tipai. Sako, yra vienas tas kūrybinis, kuris praktiškai pasmertas amatininkų lik, nes jam patinka daryti patį procesą. Kitas yra tas miksas, kur, sakyčiau, turbūt mes dirbam savo darbą ir ten 50% procesų automatizuojam, kažkas daro. Ir kitam yra tiesiog įdomu kurt agentūras, atidaryti ten šilutėj, čia tokia, čia prabangaus, čia pigaus turtą, jeigu kalbam apie nekilnojamą turtą. Ir jisai, čia jo kūryba surinkti žmonės ir padaryti visus tos kitus dalykus. Verslo vystymas. Ir tai gali būti ir tas, ir tas. Gali turėti agentūrą ir gali būti puikus brokeris. Niekas tau netrūdo to daryti, to turėti ir to. Bet tu negali deleguoti, kaip pavyzdys, koks kirpėjas, pavyzdžiui. Jis geras yra kirpėjas. Ir pas jį ateina žmonės. Tai nėra lentpjūvė, kad tu tiesiog pjoviai su pjūklu pats ir dabar nusipirkai staklės ir jos pjauna dabar tau talentą.
Tai tu negali žmogaus pasodinti ten, nežinau, galbūt kada nors ir bus tokios mašinos, bet abejoju. Vis tiek tas human touch, jisai tikėtina išliks. Ir negali už tą kirpėją kažkas tai paimti ir nukirpti to žmogaus. Nes jisai atėjo pas jį. Tai lygiai taip pat jam turbūt daugeliui. Yra galbūt atveju, kai ir jokio skirtumo žmogui, bet daugeliu atveju turbūt yra skirtumas, ar tas kirpėjas, pas kurį užsirašėjai, ar kažkas kitas. Tai lygiai taip pat ir čia. Ir tai yra dėl to, kad tas pats procesas, jisai labai susijęs yra socialiniais procesais. Nes jeigu aš kreipiausi į Lauryną, tai reiškia, aš tikiu, kad jisai ras bendrą kalbą su tais klientais, kurie po to virs pirkėjais. Bet jeigu tą darys žmogus, kurio aš nežinau, galbūt jisai ir yra geras, bet aš net nežinau, ar jisai tą padarys, dėl ko aš kreipiausi į Lauryną ar ne. Yra jau šitas, mes kaip sakau, kažkada, man atrodo, irgi daug rutulioja kažkas yra šitą temą, kad tai yra apie žmonės, apie ryšius, kaip tu ir sakai, ne apie nekilnojamą turtą. Mes randam norinčius įsigyti žmonės, kurie ateina apsižiūri ir jiem reikia namų iš esmės, o ne kažkur namų, žinai, keliaujam ir pardavinėjam. Man vienas dar dalykas svarbu, verslininkai, amatininkai, žiauriai dabar yra visur populiaru rytiniai ritualai. Aš atsikeliu ten, nežinau, 5 ryto, einu į ledinę vonę, tada valandą aš medituoju ir panašiai. Ir vienas verslininkas amerikietis yra gerai pasakęs, sako, žmonės pasiekia savo aukštumas, pradeda tuos dalykus daryti, jie pamiršta, kas juos atvedė iki šito žingsnio ir jie tada visiems pradeda sakyti, o daryk šitą ir tu būsi toks kaip aš, nors iš tikrųjų tiesiog, žinai, dirbo. Ir tai yra pasiekmė, o ne priežastis. Jo, ir dažnai, jisai irgi sako, kad dažnai visi tie guru sako, tu kelkis, tą daryk, ir vienas jo net to verslininko paklausė, sako, viską aš darau. 3 valandas per dieną sugaištu, aš jau būnu pavargęs. Sako, žinai, ką man daryti, kad produktyviau. Sako, išduosiu tau paslaptį, tiesiog, kai atsikeli ir tarp pradedu dirbti, tarpą sumažink. Tai reiškia, atsikeli ir eini dirbti. Ir ten po 2 savaičių žmogus, wow, čia, žinai, pasikeitė viską, sako, matai, daugiau dirbi, daugiau padarai, tipo paprasta. Tai man įdomu, kokia tavo nuomonė apie šitos dalykus. Tikrai matai, rytiniai ritualai, žmogui, kuris nori sėkmės. Aš nesakau, kad tai yra nesąmonė ir kad tai neveikia, bet tame lygyje, kuriame yra dabar visą tai aš galvoju, kad tai yra labiau mados reikalas. Kad tai yra labiau Instagramo reikalas, pasirodymo toksai reikalas, ir manau, kad žmonės labiau dėl to daro, negu dėl to, kad iš tikrųjų nori kažkokio rezultato iš viso to. Pats principas jisai nėra blogas, tik tai, ką ir pats paminėjai, viskam turi būti savas laikas ir saikas. Nes jeigu ta papildoma veikla, kuri turėtų įtakoti tavo pagrindinė veikla, tampa pagrindinė veikla, tai praranda iš principo, iškreipia visą principą. Tai yra, tie dalykai yra tam, kad tu padarytum kažką gerai ir tinkamai ir produktyviai po to, bet jeigu tu dirbi arba veiki kažką mažiau negu tam ruošiesi, galbūt kai kuriuose srityse irgi taip ir turi būti, bet daugelį, manau, sričių tai toks truputėlį, man atrodo, žmonės jau jų iškrypsta iš tų normų ir to reikia, bet manau, kad minimaliai ir labiausiai yra čia, galvoj. Man vienas labai patiko meditacijos mokytojas, jisai sakė, aš sako, kai dirbdavau ofise, aš sako, nueidavau į tualetą, užsidarydavau, 5 minutės pamedituodavau ir sako, aš 1-2, sako, esu švaria galva. Tai tie dalykai, kuriuos mes dažnai labai matom, jie yra įvaizdžio dalykai. Ten būtinai reikia būtinai reikia taip. Tai nebūtinai, man atrodo. Kad reikia išsivalyti galvą, taip, bet būdų tam yra įvairiausių ir nebūtina tenai kažkokias tai priemonės tam specialiai kurti. Man tai labiau primena tokį seno tipo darbą, kai visi važiuodavom kažkada tai į darbą, turi būtinai atvažiuoti, ateiti į kabinetą, atsisėsti prie stalo,
ten įsijungti kompiuterį ir tada tik tai prasideda darbas. Tai šiai dienai visi suprantam, kad tas darbas gali vykti iš bet kur, tik tai turėk ar telefoną, ar kompiuterį, ar planšetę ir tu puikiausiai gali labai daug darbų tai padaryti. Tai lygiai taip pat ir su tais poilsio dalykais ir su tais, sakykime, galvos išsivėdinimo dalykais, man atrodo, kad nebūtina tau ten valandą iki kažkur važiuot, kad tu būtinai būtum tą valandą tam taške ir darytum tik tai tą, kas tenai pasakyta, kad tu pasiektum tą rezultatą. Nebūtinai sportuot sporto klube, kaip sako, yra jo. Ir aš manau, mano tokia dvi nuomonės, kol tu dabar paskui susiformavo tokios dvi mintis. Pirma yra, kad čia susidarė rinka žmonių, kurie ieško rakto kelio į sėkmę. Aš sakau, kažkoks pasiekmė ir priežastis yra du skirtingi dalykai. Jo. Ir kitas dalykas, manau, kad gali būti, kad tas procesas, kuris, kai ateis 8 valanda ryto, yra toks sudėtingas, kad žmogus savo tą tokį hedonistinį scenarijų savo piešęs, kad gyvenimas turi būti apie laimę, džiaugsmą ir apie malonumus. Ir tuos sunkius dalykus jisai bando tiesiog atmes, žinai, ne, čia nemalonu bus daryti, to neturėtų būti mano gyvenime. Nors kartais disciplina byloja ką kitą. Tai mes nukeliausim dar iki šito, bet man patiko viena tavo frazė apie tikslus ir planą. Ir man įdomu, ką tu manai apie iššūkių savo tikslų išsikelimą metų pradžioje. Koks tavo požiūris apskritai tos New Year's resolutions ir panašiai? Taip, jeigu atvirai, tai jeigu tai kažkam veikia, viskas yra tvarkoj, bet aš tai galvoju, kad tai yra nesąmonė, nes dažniausiai aš matau tos, nežinau bent jau nei vieno atvejo, kai žmogus su gruodžio mėnesį atsivertė, sakytų, sausio 1 išsikėlęs buvau savo tokius tikslus, tą ir tą pasiekiau, to ir to dar nepavyko pasiekti ir ten kažkaip panašiai. Jau dažniausiai ten po mėnesio, netgi yra išskaičiuota, man atrodo, 21 ar 23 dienos, kai ten visi sporto klubai pratuštėja ir baigėsi visi ten tie pažadai savo. Tai tie tikslai, tokie, savaime tikslai nėra blogai, bet man atrodo tas toksai lipimas į tą traukinį, kad aš čia būtinai turiu, nes nauji metai, nes man atrodo dauguma taip daro dėl to, kad nauji metai, o ne dėl to, kad jiem tų tikslų reikia. Tai yra, tai toks laiko švaistimas tiesiog ir lūkesčių kažkoks tai kėlimas ir paskui toks, kaip sako, kas yra laimė. Yra lūkesčių ir realybės santykis. Tai jeigu tu savo labai susikeli didelius lūkesčius, o realybė yra daug prastesnė, laimė visai nekvepia. Bet ar reikia turėti tikslų? Aš manau, kad taip. Tik tai, kad jie turėtų būti žemiški ir suvesti į tokį savo, kad tas darbas būtų tuo pačiu ir savirealizacija, bet ir toks, negalima sakyti, kad dirbti yra blogai. Nes, pabandyk nieko neveikti. Sunku yra nieko neveikti, šiaip. Sudėtinga, ilgą laiką nieko neveikti. Vis tiek kažką darysi. Nenoriu toks kaip didelis kažkoks religijos fanas pasirodyti, bet Biblijoje yra daug kas ten eskalavo vieną temą, kad pirmą Dievas davė darbą žmogui. Pirmas dalykas - prižiūrėti sodą. Tai va, tai ir tos, sakykime, mano manimo, vienas iš svarbiausių dalykų, kad žmogus, kaip ten, dabar neatsimenu, Platonas ar Aristotelis sakė, kad jeigu tu 2/3 laiko dirbi, tu esi vergas. Tai tu turi ir tas darbas turi būti tikrai ta savirealizacija, tai tau turi kelti gerą jausmą ir tu neturi jaustis, kad tu priverstinai tą darai. Tada bus turbūt, kad geriausias tas, sakykime, jausmas, ką tu veiki, nes visa dabar pasaulio kultūra, sakykime, darbo kultūra pavadinkim, arba netgi žmogaus tokio veikimo, sakykime, kultūra šitame gyvenime yra apie tai, kad mes dirbam tam, kad
5 dienas dirbam tam, kad turėtumėm tas 2 dienas poilsio. O tas 2 dienas poilsio kam turim? Tam, kad paskui dirbtumėm. Atostogos yra iš principo išimtis metuose, nes jų yra daug mažiau negu darbo dienų. O išimtis dažniausiai tik tai patvirtina taisyklę. Tai tas toksai darbo ratas, jisai labai yra užsisukęs ir įtraukęs bene kiekvieną iš mūsų, kad mes iš principo ilsimės, mes vadinam, kad ilsimės, bet realiai mes ruošiamės tam, kad galėtumėm gerai dirbti. Aš manau, tas metų pradžia yra tas pats, kas su pirmadieniu. Pirmas dalykas, atidėlioji veiksmus, kurių turi imtis ir tau vis lengviau čia, tu matai tą ir atrodo išgyveni ir tu iš karto pasiemi kažkokį rezultatą, iš karto tą laimėjimą, dar nieko nepradės daryti ir nežinau, aš per daug turinio turbūt žiūriu, bet tu, kai dabar pradėjai apie tą darbą pasakoti, apie stresą, kai kalbėjom ir panašiai, yra tokios pasaulyje mėlynos zonos. Dėl ko jos vadinamos mėlynos, to pasakysiu, tai pasaulyje tiesiog žemėlapį žiūrėjo, kur žmonės gyvena ilgiausiai. Ir jas apibrėžė ant žemėlapio tiesiog mėlynų tušinukų, taip jos tapo mėlynom zonom. Bet įdomus dalykas, kad žmonės, mokslininkai keliavo į tas mėlynas zonas ir nukeliavo, ten žmonės viską natūraliai praktiškai valgo, nieko nėra, ten patys daros, ten nėra didelė pramonė maisto ir panašiai, tokie įsivaizduok kaimeliai. Ir su viena moterim bandė kalbėti apie stresą. Jis sako, jinai atrodo, kad net nesupranta, kas yra žodis stresas. Ir aš taip klausau, kaip taip gali būti. Ir jinai atsakė, sako, kai kažkas nesiseka, arba kai kažkas ten blogai tau gaunasi, nepavyksta kažkas. Jo, būna kartais atsidaro varteliai ir ožka išbėga į lauką ir man tenka ją parvaryti atgal. Tai čia mūsų, mes patys savo turbūt keliam ir tą stresą ir panašiai ir viskas mūsų galvoje yra, bet tai yra labai labai sunku susitvarkyti. Ir kartais, kai mes lekiam ir panašiai, išsikeliam tuos tikslus, čia tavo buvo mintis, kad geriau planuotis, kaip nueiti iki tikslo kelią, nei visada galvoti apie tikslą. Ir maksimaliai produktyvios dienos planavimas buvo tada tavo tas pasakymas. Tai gal gali pasidalinti, kaip tu planuoji savo maksimaliai efektyvę dieną, kad tu link tikslų galėtum eiti, nežinau, ne savaitę, ne dieną, nes tikslas nebemotyvuoja galiausiai. Tu pasidarai savo tą tokį gyvenimo būdą link tikslo realiai. Tai čia toks gal tas sportinis labiausiai veikia principas, nes ką daro sportininkai, kai jie laimi aukso medalį? Žinau vienintelį dalyką, vėl atsiminiau, kad netakli žmonės sako, bėgikai, kelia pirštai viršų nugalėtai, nežinau, ką daro, tu laimėtojas dažniau. Dažniausiai jau būna mintimis kitam kažkokiam čempionate ar kažkokiam tai procese, kuris veda link sekančio tikslo. Tai versle, man atrodo, yra labai panašiai. Tai dėl to procesas yra esmė. Bet kaip? Rezultatas yra pasiekmė jau viso proceso. Mėgautis yra turbūt, kad vėlgi, aš čia grįžčiau prie tų pačių lūkesčių. Ką reiškia mėgautis? Jeigu tau atrodys, kad tu visą dieną atėjęs gulėsi kaip ant masažinės kėdės ir klausysi gražios muzikos, tai tau siejasi su mėgavimusi, tai tada turbūt, kad taip nebus. Bet jeigu tu, pavyzdžiui, eini į sporto treniruotę arba ten nori nubėgti ten 10 kilometrų, tai iš vienos pusės gali to mėgautis, iš kitos pusės tai nėra lengvas dalykas. Lygiai taip pat ir bet kuris procesas. Kai tu žinai, jeigu tavo lūkestis bus, kad tu žinai, kad tu turėsi kažkokį rimtą pokalbį su klientu, turėsi kažkaip pagrįsti savo nuomonę kažkokiam kolegom, turėsi, nežinau, praleisti 3 valandas prie kompiuterio, nes tau reikia surinkti kažkokią tai medžiagą, bet tau tiesiog reikia padaryti tą, kad tu galėtum toliau judinti tą procesą ir kai tu esi tam nusiteikęs, tą įsidėjęs ir žinai, kaip tą efektyviai padaryti, nes man atrodo didžiausia bėda yra ta, kad žmonės darbe nedirba, o laisvalaikiu nesiilsi.
Nes galvoja apie darbą ir ko nepadarė. Taip, ir toks, o į darbą atėję, geria kavą, šnekasi su kolegom, eina parūkyti ir koja už kojos, o atsidarę kompą, eina skaityti Facebooką. Bet čia visiškai natūralu, aš įsivaizduoju, kad daug žmonių yra tokių, aš pats turbūt kartais pergyvenu dar šitą procesą ir save susivaldyti, nes kartais save vakare grįžęs tiesiog graužiu, kad kažko nepadariau per dieną ir tada logika įsijungia elementari galvoju ir tada galvoju, blemba, bet o ką aš veikiau tą dieną, kad nepadariau, žinai. Ir tada galvoju, atidėliojau, nes tas darbas sunkus, galbūt buvo nemalonus ir panašiai. Ir man tada tas, kai visi sako, mėgaukis procesu, negalvok apie rezultatą, tai atitinkamai tampa labai sudėtinga. Tai va dėl to aš ir sakau, tas mėgavimasis procesu yra mėgavimasis dažnai paties savo kažkokiu tai rezultatu. Jeigu tau patiks tai, ką tu darai, o man žinau, kad patiks, jeigu aš susistiguosiu, gerai pravesiu dėrybas, gerai pravesiu susirinkimą, pranešimą, kažkur tai suvaldysiu procesą, padarysiu tą per valandą, o ne per 3. Man tai patiks, aš gerai jausiuos, aš gerą emociją iš to išsinešiu. Nesvarbu, kad galbūt pats procesas ir nebuvo pats tas fantastiškiausias, apie kurį tu galvotum ir jeigu tau leistų rinktis, nebūtinai tu jį rinktumai įsidaryti. Bet rezultatas, kaip tu tą padarei, tave džiugina ir tu žinai, kad tai yra dedamoji viso to paveikslo, nes niekada taip nebus, kad viskas bus tik tai faina ir tik tai tie dalykai, kuriuos tu jau taip su daina eini ir darai kaip nežinau. Jo, čia tas, kur reikia pasidžiaugti privačiais laimėjimais savo turbūt išmokti, nes dažnai žmonės, aš pavyzdžiui pamirštu, nuoširdžiai, nepasidžiaugiu savo dalykais kurios padariau ir tada tu atrodo varai ir niekaip to kažkokio laimėjimo nėra, bet po to, kai supaprastini tą lūkestį ir kai tu pagalvoji, kad atėjau, padariau tą, ką turėjau padaryti, o šiek tiek greičiau liko laiko, ten kažką spėjau kito, tada gali ir pasidžiaugti, nes kaip sako, tas overnight success buvo prieš 10 metų padaryto darbo pasiekmė tiesiog, kad tu tapai sėkmingu. O tai, jeigu žmogus klauso, ar ne, tas pats brokeris, nežinau, verslininkas kažkoks ir galvoja, ieškau geriausio būdo, kaip čia planuotis dieną ir panašiai, kaip tavo diena daugiau mažiau atrodo, tarkim, tu nebijai, žinau, sėdėti ir sporto, ir susitikimų, ir į apžiūras, nes tu esi tas žmogus, kuris atrodo sugeba padaryti daugiau, darydamas mažiau. Čia tokia mistika. Žinok, ne velnio, taip gal nėra, tai yra siekimybė. Gal ir yra, ta prasme, bet tai yra labiau siekimybė. Aš šitoje vietoje savikritiškas esu ir man atrodo, kad dar daug ko yra ką siekti šitoje vietoje. Tik tai, kad aš galvoju, kad aš per tą patį laiką padarau 20 dalykų, kur, tiksliau, iš 20 padarau 18, o kažkas padaro iš 10. Ir dėl to mano tas rezultatas yra geresnis, nes galbūt aš ne viską padariau, ką planavau, bet aš planavau daug daugiau. Ir čia atsiranda, iš to ir atsiranda problemos, kaip pavyzdys tas pats vėlavimas, nes tu tiesiog nespėjai, nes užsiveri, kaip išsigryninti tą viduriuką, kur tu tikrai ir padarytum ir žinotum, kad padarai maksimum, kiek galėjai arba išspaudai, nes mano problema yra ta, kad aš taip žiūriu, dar 15 minučių, kažką dar galiu nuveikti, gerai, pašoksiu tenai, vėl pavėlavau, kaip negerai. Ir čia yra, nes tu bandai kiekvieną tą laiką išnaudoti, bet nėra to tokio karštlygiško, kaip tiesiog, atrodo, kad, o kodėlgi ne, kodėlgi dar vieną nepadarius kažko tai procesu, o kodėl neįsitraukus, kodėl to, ką kiti daro valandą, kodėl nepadarius per 30 minučių. Bet čia labai svarbu nepasiduoti nekokybei. Tai tas toksai, tas balansas šitoje vietoje turbūt ir yra svarbiausia. Bet tu kvestionuoji dalykus kartais, kuriuos reikia padaryti, nes aš manau, kad procesai, dėl ko tas daro 10, tu darai 15, nes tas, kuris daro 10, jis dar prieš kiekvieną galvoja 3 kartus. Tavo pačio žodžiai yra buvę. Tas daro 5. Jo, tas daro 5. Tavo pačio žodžiai yra buvę, aš atsimenu. Kažkada sakėjai,
jeigu man užduoti padaryti užtrunka realiai tiek, kiek užsirašyti, tarkim, paskambint Antanui. Tu dažnai jau skambini Antanui tiesiog. Bet tas įprotis, tai kaip susiformuoja, tas tiesiog stengias liekti ir nepaliktų, neuždarytų klausimų kažkaip, kaip susiformavo šitą? Čia toks, žinai, aš manau, kad mes turim tas smegenis, ne šiaip sau. Reikia kažkaip galvot, kaip tą rezultatą padaryti geresnį ir tas žmogus, toks jau gyvūnas, kuris jau kažką sugalvojo ir pažengė kažkur tai šito civilizacijai. Tai mes su kiekvienu žingsniu galim kažką pagalvoti ir pačiam. Tai ir yra vienas iš tų kas mane džiugina. Tai kai tu sugalvoji kažkokį sprendimą, kai tu sugalvoji kažką, kas tau paskui tampa tuo, ne kad tu padarėjai, o tai, kad tu sugalvojai, kaip padaryti. Čia yra. Nes tiesiog padaryti tai iš principo galigi bet kas. Tai nėra didžioji dalis dalykų, tai nėra kažkas tai to. Sugalvoti, kaip padaryti ir sugalvoti, kaip efektyviai padaryti ir galbūt kas sutaupytų laiko, kas padarytų geresnį, protingesnį kažkokį tai sprendimą, privestų prie geresnio rezultato. Čia, man atrodo, yra esmė ir įdomumas pačio darbo, koks jisai ir bebūtų. Jeigu aš valytojas, pavyzdžiui, neturiu nieko prieš valytojus, šiaip labai gerbtina specialybė iš tikrųjų, nes yra sunku, tikrai sunkus darbas. Bet aš turbūt, kad iš karto galvočiau taip, pradėsiu turbūt nuo to kampo, eisiu taip įstrižai, nes taip lengviau yra, paskui, nes taip kibirą pernešti geriau, kažkaip strateguočiau, dėliočiau, kaip pasiekti geresnį rezultatą per tą patį laiką, sugaištant tiek pat, per mažesnį laiką sugaištant ne daugiau resursų. Įdomu, iš kur šitas ateina, nes pas mane irgi yra, aš gal iš kompiuterinių žaidimų sakau, kai kurie nustoja kažkada žaisti ir pradeda žaisti gyvenimą ir pradedi strateguoti, galvoti ir tai visai tampa savotiškai įdomu, kaip tu visą tą dėlioji, kaip tu planuoji dalykus, nes aišku, kartais gali 10 kartų matuoti, kad pjaut, bet svarbu, nes kaip ten yra posakė, ne, galaščiau ten kirvį. 10 valandų vieną kapočiau, turbūt daug geresnis rezultatas būtų ir panašiai. Tai žmonės turbūt kiekvienas turbūt savo būdą, aš įsivaizduoju, taip atranda. Yra tų bendrų dalykų, bet esu pastebėjęs su kai kuriais žmonėmis. Aš esu iš vieno backgroundo, iš vienos praeities vaikystės dalykų ir įvykių ir yra kitas žmogus iš kito. Ir turiu dabar draugą, kuris yra visiškai iš kito. Aš buvau tas vaikas, kuris labiau ten, tarkim, bijodavo kažkokių tūsų, dar kažko, o kitas buvo reiveris, ten buvo žiaurus. Ir aš žiūriu, kad kai mes kalbam dviese apie verslą, apie kažkokius tai procesus, mes skirtingom pamokom, visiškai skirtingom, bet išmokom tos pačius dalykus. Dabar, kad ir kaip būtų, susiveda, kad juoda yra juoda, balta yra balta, galiausiai. Bet kiekvienas taip atranda save. Tai tie maži dalykai, tie padarymai, kai tu sakai, lūkesčių išsikėlimas, masažinės kėdės, kad visi įsivaizduoja patogų labai darbą. Čia turbūt yra labai opi problema, nežinau, kiek jinai išsisprendusi, kiek nežinau, kad yra susiformavus akivaizdžiai rinka pardavinėjimo sėkmės metodų, motivacijos neišsenkančios ir panašiai. Ir motivacija ir disciplina, man bent jau atrodo galbūt, kad tai yra daugeliui seniai aišku, kad motivacija tas dalykas, kuris greit ateina, greit išeina. Jo pasikliauti nereikia ir tai tiesiog yra natūrali dalis mūsų. Bet disciplina yra tai, kas padeda iš metų metus, eit, judėti toliau ir panašiai. Tai man įdomu, kur dar pas tave vis tiek yra dalykų, kur tu kartais turi sukąst dantis ir sakyti, man tai aš turiu šitą padaryti būtinai. Kiek dienoje tavo vyrauja disciplina, kiek automatiškai jau darai dalykus, kiek iš motivacijos? Motivacija vėlgi, tai yra toksai galutinis rezultatas. Tai ten yra, tu galvoji, kad tą darai vardant didesnio to paveikslo, vardant dėl to, kad nestabdytum kitų procesų turbūt ir kurie tau yra malonesni, kurie vis tiek veda link to rezultato, kad ir rezultatas, kad ir tikslas nėra tas dalykas, kuris turėtų motyvuoti, procesas turėtų motyvuoti, bet tam procese yra tų dalykų, kurie nepatinka. Kiek jų yra?
Taip, aš turbūt, kad niekada nesusimaščiau ir niekada neskaičiavau, bet jeigu taip reikėtų spontaniškai atsakyti tokį klausimą, turbūt sakyčiau tas yin-yang variantas. 50-50 turbūt, ta prasme, yra tokių ir turbūt, kad taip jau yra gyvenime, kad turi, gal PM1, PM9, PM1 yra malonesnių. Gėris vis tiek laimi prieš blogį, man atrodo, pasaulyje. Nes čia yra, ir čia ne bet kokį procesą, bet kokį darbą darant, nereikia bijoti klaidų. Tai, man atrodo, iš to yra mokomasi o jeigu kažko nespėjai, kaip vat pačiam, sakėjai, būna kartais ir daugeliui galbūt būna, tai vakarais ateina ta savigrauža tokia, kur tai man yra labai svarbu grįžus namo pasakyti I'm doing as much as I can. Tiesiog šiandien padariau viską, ką aš galėjau. Nepadariau ten kažkokių darbų. Padarysiu rytoj. Ok, negrauž savęs. O dėl sporto reikia disciplinos daryti? Sportuot, prisiverst? Ar čia tau įaugia? Reikėtų turbūt disciplinos neit. Jo, man asmeniškai įaugia, bet aš tą sutapatinčiau su bet kokia žmonių mėgstama veikla, kad ir ką jie beveiktų gyvenime, kažkam dainuot, kažkam tapyt, kažkam kitą galbūt ne visi mėgsta ir ne visi privalo mėgti sportą. Aš esu sporto žmogus ir aš negaliu nesportuot, man iš karto blogai miegasi, aš prastai jaučiuosi, man atrodo, aš toks visas maišas kažkoks tai vaikštantis tampu, bet iš kur manai tas atėjo toks dalykas, kad tau tai malonumą teikia? Aš manau, kad įprotis. Jau manau, kad tikrai įprotis susiformavęs tą, nes dėl ko apskritai žmonės daro kažkokius tai procesus, tarp jų ir sportą, dėl to jausmo, kad ten pataikiau į krepšį. Aplanko geras jausmas, kai pataikai į krepšį. Norisi kartot. Atmuši tinkamai kamuoliuką į tą vietą, kurį ir taip užsimoji, taip tvoji, taip gerai pataikai. Norisi kartot tą. Čia varžybinis sportas. Taip, bet nebūtinai. Lygiai taip pat bėgimas, kaip pavyzdys. Tai bėgi juk tai yra toks kova su savim labiausiai. Net ir per bėgimo tas pačias varžybas. Labai retai tu konkuruoji su tais, taip bėgi šalia kažko ir galvoji, kuris pirmas atbėgs. Dažniausiai žinai savo laiką, žinai savo tempą ir bandai jį įveikti ir pasiekti savo geriausią kažkokį tai rezultatą. Tai ir tas jausmas, kai tu tą padarai, tada aplanko, užlieja endorfinai ir norisi tą kartot. Jo, čia apie tą motivaciją sportą panašius dalykus James Clearas, man atrodo, yra atominius įpročius parašęs. Tenais buvo pasakyta, kad žmogaus smegenys, matai, prieš patį tave dažnai bando gudrauti. Jos yra sudėtos tam, kad tu turėtum energijos, jeigu bus kažkokia tai bėda ir jos nuolatos tave saugo, taupo ir panašiai. Ir dėl to būna dažnai sunku prisiversti kažką padaryti, ten eit bėgti, nes tu įkvoji energiją, kurios tau gali būti, kad anksčiau turbūt, kai būdavo, prireiks poryt, nes liūtas ateina pas tave namus ir panašiai. Nes vis tiek, iš genų labai daug dalykų yra, kurie ateina, kaip susiformuoja ir panašiai. O darbe? Sportas, susiformavo. O darbe viskas turi žmogui patikti, kad jis dirba. Nes... Ne, tai kaip ir minėjau, aš manau, kad 50-50 turbūt mano manimu tai yra, bet kaip ten mano notarė viena sakė, jeigu žmogaus prigimtis taip jau nulėmė, kad mano specialybės reikia, jeigu žmogaus prigimtis būtų kitokia, mūsų čia teisininkų nereikėtų. tai taip yra ir su ta tinginystė. Tai tokia jau žmogaus prigimtis, kad jeigu tu nenusiteiki, jeigu tu savęs nemotyvuoji, jeigu tu neturi disciplinos ir paleidi tiesiog savieigai, tikėtina, kad labiau tikėtinas variantas, kad būsi tinginys. Šiaip iš savęs, bendraujant, kas gal bendravo, gal kas net ir klauso turbūt, iš savęs atrodai labai ramus žmogus.
bet įsivaizduoju, kad iki tos vidinės ramybės buvo kelionė. Turbūt reikėjo save atrasti. Kaip vat... Tai yra kelionė ir dabar. Šiaip nepriskirčiau savęs prie labai ramių, kad ir kaip be atrodytų. Ir tik tai gal kažkurioj vietoj tas toksai ta kantrybės kartelė jinai pas kiekvieną yra, kur peržengus ją žmogus pašėlsta. Tai pas mane galbūt jinai kažkur yra aukščiau negu pas kitus, bet yra turbūt daugelis žmonių, pas kuriuos yra dar aukščiau. Tai aš taip sakyčiau, bet čia toks nuolatinis darbas su savim, aš manau, kad ir gal net ne darbas, čia toks pokalbis gal su savim, dėl ko, pavyzdžiui, man labai patinka tiek psichologija, tiek psichologai ir manau, kad tikrai verta, sakykime, kaip toks mental gym vadinamas, ta prasme, lietuviškai būtų turbūt toks psichologinis smegenų sporto klubas, toksai, kur tai yra reguliarus lankymasis pas psichologą. Jeigu tu treniruoji savo fizinę sveikatą, tai tu turi, mano supratimu, treniruoti ir savo mentalinę sveikatą. Ir rasti tą balansą, nes tas neramybė, ta nerimastis, jinai ir ateina iš to, kad tu esi kažkaip nepatenkintas, tu esybė ta tokia, nebūtinai kitų, nebūtinai savim, bet taip kažkaip negerai jautiesi. Tada neramu darosi, tada tu daraisi piktas ir piktam būti nėra blogai. Klausimas, kaip tu tvarkaisi su tom emocijom ir dėl ko tu pasidarai piktas. Gal tu pats ir save vedi prie to, galbūt tu gali išvengti kažkokių tai pykčio jausmo arba jo sumažinti savyje. Tai man atrodo, čia yra turbūt, kad siekimybė ir darbas su savim. Darbas gal blogai kažkaip skamba, atrodo, reikia dirbti. Mes darbą kažkaip pratę šio laikinį esam demonizuoti su kažkokiu jo blogiu. Tai yra blogis, jeigu dirbi, blogai, bet man atrodo, kad jeigu tu dirbi tai, kas ne tai, kas tau patinka, bet tas procesas yra link kažko vedinas, o ne darai tiesiog, kad daryti, tai jau yra gerai. Bet čia kaip ir sakė, kiek viskas tavo galvoje yra. Man, pavyzdžiui, būna kartais užeina stresas didelis, erzulys, dar kažkas, bet aš save tokiais momentais kartais pagaunu, važiuojant automobilį ar kažkur prasidarau langą, tiesiog įkvepiu gryno oro, taip miške kažkur, žinai, užuodi dar gamtą ir užtenka kartais tik tiek, kad atsipalaiduotum. Tam dalykai, kaip su savim kiekvienas medituoja ir kaip supranta. Iš esmės šito podcast'o atsiradimo mintis ir tokia buvo. Aš vis norėjau duoti daugiau pridėtinės vertės žmonėm. Ir turėjom pirmąjį podcastą, su žmogum kalbėjom, jis irgi klausė, kokia idėja, kokia mintis ar ne. Tai buvo, kad kartais ne tik, kad mes patys neturim laiko prie tų žmonių prieiti ir jiem padėti. Kartais žmonės negali drįsti tau, man parašyti ar kažkam kitam kažko paklausti. Kartais gal net neturėtum laiko jam skirti, o čia tu gali bendrauti tarpusavį ir kas iš tikrųjų nori kažko išmokti, sužinot, jisai gali patobulėti, automatiškai tiesiog klausydamas. Ir aš manau, kad geriausia mokytis ne iš knygų, ne iš kažkokio tai audio knygų, manau, kad iš žmonių ir jų istorijų, nes tada tu suvedi žmogų, kaip jis ėjo, kaip jis išgyvena, kaip jisai mato dalykus, nes apie tą patį stresą daug žmonių galėtų atsakyti skirtingai. Tai mes pabaigai laidos įsivedam tokį vieną įdomų dalyką. Įsiveskime. Mes turim praeitą pašnekovą ir praeitas pašnekovas paliko klausimą ir jis nežinojo, kam jisai jį paliks. Tai klausimas, kuris atiteko tau, yra kiek norėtum uždirbti, atsakyti sumos nebūtinai, bet kiek tau reikėtų tų pinigų, kad jų užtektų, arba dalykų, kad jų užtektų. Tačiau ir kad to pačiu skatintų daryti, ką darai. Ir daryti toliau visą gyvenimą. Yra kažkokia riba, kaip tu galvoji? Dėl ko mes darom, ką darom? Aš manau, kad darom
tą, ką darom, aš taip norėčiau tikėti tuom, kad svarbiausia, kad tai nebūtų tas Sizifo darbas. Tikslas turėtų būti toks, kad mes užridensim tą rutulį ant viršaus to kalno ir nenurėdės jisai į apačią. Kad tai nebūtų beprasmis kažkoks tai darbas. Čia yra turbūt siekimybė. Kiek užtektų, man atrodo, labai nedaug. Mes, man atrodo, labai pervertinam daugelį dalykų ir galvojam, kad be jų negalėsim gyventi. Tai aš taip galvoju, kad 10% to, ką dabar turiu, turbūt, kad pilnai pakaktų. Manau, kad gal net ir mažiau. Jau būtų užtekę. Jo, nes mes, manau, kad turim visko tikrai ženkliai per daug, negu mums reikia. Ir iš to ir nemažai problemų kyla. Tai to tokio racionalumo, man atrodo, mums visiems nepakenktų. Ačiū, man tai, kad atėjai. Buvo smagu pasikalbėti ir manau, kad šitas pokalbis įkvėps nemažai žmonių pasitvarkyti, pasigalvoti, pergalvoti savo dalykus, o galbūt ir susisiekti dėl vienų ar kitų procesų su kažkurio. Tai tavo kontaktą paliksim aprašymę, kad žmonės norėdami ar dėl nekilnojamo turto ar kažkokių tai psichologinių, sportinių klausimų sužais tenisą tau parašyto. Ir galbūt pratęsim pokalbį kažkada kitą kartą. Ačiū. Ačiū, Laurinai.